visi, šiandien ir vėl sveikinamės podcastą Aš tam paklausti, kur kalbamės su gydytoju, radiologu Romanu Mahdinu. Šiandien mūsų tema plati ir dažnas su ja jau tikriausiai yra susidūręs, tai yra galūnių tirpimas. Tai tema aktuali daugeliui. Šiandien pirmas mano klausimas būtų, kas sukelia tokį sveikatos sutrikimą, tokį negalavimą ir kam jis dažniausiai pasireiškia, ar tam turi amžius kažkokie dalykai įtakos, ar kažkokias gyvenimo būdas, papasakokite. Tai galūnių tirpimas yra visų pirma simptomas, tai nėra kažkokia atskira liga, bet ji yra ypatingai dažna. Tikriausiai nėra šiam pasaulyje žmogaus, kuriam nebūtų anksčiau pavėliau tirpusi arba ranka, arba koja, arba pirštai, nesvarbu, kartais netgi ir kūnas gali tirpti. Ir tų priežasčių iš tikrųjų yra labai daug. Nėra vienos kažkokios vienintelės unikalios. Tai gali būti tiek visiškai nespecifiniai, be jokių apčiuopiamų priežasčių ir žmogus gali tyrinėtis ilgai ir nelaimingai ir vis tiek niekas nieko neras. Arba tai gali būti labai specifinė, konkreti, nišinė, vienam taške kažkokia priežastis ir būtent jie sukelia tą visą negalavimą. Todėl pirmoje eilėje iš tikrųjų, jeigu žmogus jau įtaria kažkokį, tai yra jaučia tą tirpimą ir įtaria, kad kažkur yra bėda, tai reikėtų kreiptis be jokios abejonės pas gydytojus, kurie jau bent jau suformuos tą tokį pradinį tyrimą, kur galėtų būti priežastis, nes tų priežasčių yra labai daug, tai gali būti ir bendrinės ligos, metabolinės ligos, pavyzdžiui, prie cukrinio diabeto gali žmonėm pasireikšti galūnių tirpimai, tai gali būti ir vadinami poziciniai sutrikimai, kai žmogus tiesiog, ir manau, čia irgi yra labai dažnas skundas, kai žmonės tiesiog nelabai vykusiai padėję ranką arba koją arba miega, pavyzdžiui, pakišę ranką arba kažkaip ir tą galūnę užtirpsia, tada kai kurie pacientai sako, kad man reikia atsistoti tam, kad patikti tas rankas ir tada aš galvoju, viskas gerai. Tai dėl pozicinių kažkokių, sakykime, sutrikimų arba, kaip minėjau, gali būti priežastis kažkokiam vienam taške ir dažniausiai tai yra vadinami tokie tuneliniai sindromai, kai nervai praeina pro tam tikrus vadinamus anatominius tunelius ir tie anatominiai tuneliai, jie yra anatomiškai siauresni negu kitos vietos. Ir tos vietos jos yra pažeidžiamesnės ir jeigu žmogus dirba kažkokį fizinį darbą, pavyzdžiui, arba serga kažkokiam ligom, kurios tos tunelius siaurina ir taip siaurus tunelius dar labiau pasiaurina, tai tada nervai toj vietoj gali būti suspausti, nervai tas nepatinka ir tada žmonėm gali pasireikšti tirpimas atitinkamai. Ar visada tirpimai užeina ir praeina, nes pati nesu susidūrusi galbūt kažkokiais chroniškais tirpimais, bet poziciniai, kaip jūs minėjote, tirpimai tikrai yra kelionėse, dažnai kaip pasitaiko ir lėktuvose, tada kai matai pamiegam ir tada būna sunku. Bet kaip ir jie iš karto praeina, tai tikriausiai gal nekelia kažkokio didelio labai tokio didelės baimės. O kada žmogus turėtų sunerimti, iš esmės kokie būna tie tirpimai ir kurie iš jų galėtų būti tokie rimtesni, kada jau reikia rimčiau juos pasigydyti. Jo, tai tam baimės tikriausiai iš visų nereikėtų niekada jausti, nes baimė visada mums trukdo, negu kad padeda, bet iš tikrųjų jo, dažniausiai tie tirpimai, jie yra tokie visiškai, kaip vadinam, gyvybiniai, ir žmonės tengi gal ir nelabai stipriai kreipia dėmesį, kaip jūs ir sakot, kažkur užtirpo, ten atsistojo, ar ten kažką pajudėjo, atitirpo ir tiek žinių ir nelabai sukrenta taip galva. Bet iš kitos pusės, jeigu tie tirpimai nėra trumpalaikiai, aš tikriausiai gal tą paakcentuočiau, jeigu jie yra pakankamai plačiai apimantis kažkokią tai sritį, nėra, sakykime, kad vieno arba kelių pirštų tirpimą, bet tai yra visos rankos aptirpimai, arba tai yra visos kojos aptirpimai, arba kas irgi yra svarbu, jeigu tie tirpimai yra gydymi ir kitų simptomų, pavyzdžiui, skausmo, tai tada be jokios abejonės, manau, ir pačiam žmogui tokie papildomi simptomai nepatiks ir kreipsis pagalbos. Tai aš tikriausiai bandydamas
kaip aš ir minėjau, kadangi tų priežasčių yra labai daug, tai mes dabar tikrai tokių visų negalėsim išvardinti. Bet bendrai, sakykime, reziumuojant, tai jeigu tie tirpimai nepraeina iš karto, sakykime, tai aš tada vis tiek rekomenduočiau kreiptis pas gydytojus, kaip minimum, kad tą padiferencijuotų ir pasakytų, jo, čia mes galime daryti kažkokią rimtesnį bėdą, ar čia visgi yra nieko baisaus ir galima galiu apžvelgti. O jeigu pacientas, pavyzdžiui, gerai, jaučiu tirpimą, man kaip ir čia skauda, nemalonu, dažnai vis taiko, o ką man daryti tada, kur aš turėčiau eiti, kur kreiptis ir koks tas mano paciento kelias, kaip man greičiau prieiti prie šios problemos sprendimo, pas kokį gydytoją reikėtų kreiptis. Ja, tai pirmoji eilė yra ta vadinama pirmoji grandis pirminė, tai yra šeimos gydytojas, ir aš tikrai manau, kad galima tiesiai kreiptis pas jį, nes kadangi, kaip irgi jau sakiau, tų priežasčių yra labai daug, tai mes negalim, sakykime, sakyti, kad visiems, pavyzdžiui, dabar reikia eiti pas neurologus. Tai šeimos gydytojas būtų tas pirminis specialistas, kur suformuotų tą pirminį įtarimą. Tada toliau seks konsultacija gydytojo specialisto, kad ir kokios specialybės jisai būtų. Na ir tada tas specialistas, jeigu ir jam kils kažkokių jau įtarimų, jisai galės nukreipti diagnostinį tyrimą. Ar tai būtų iš radiologijos pusės, pavyzdžiui, tai galėtų būti arba magnetinis rezonansas arba echoskopinis ištyrimas. Tai dažniausiai pas šeimos gydytoją tikriausiai sako gydytojas neurologas, ar būna skirtingų atvejų? Na, jeigu mes imkim pavyzdį būtent to tunelinio sindromo, jos yra iš tikrųjų viena dažniausių. Jeigu imat statistiškai, tai galūnių tirpimas dėl anatominių kažkokių priežasčių, tai yra tuneliniai sindromai, tai yra viena iš dažniausių sutrikimų, vieni iš dažniausių sutrikimų. Ir taip, arba tai būtų gydytojas neurologas, kartais nueina pas plastikos chirurgus, tai čia reikia iš tikrųjų, kaip ta šeimos gydytoja, sakykime, kokia jo yra praktika, bet nusiunčia pas gydytoją neurologą, tada tas neurologas patvirtinimo arba atmetimui gali atsiųsti to nervo echoskopinį ir tada gydytojas echoskopuotojas radiologas, jisai galėtų jau tą nervą išechoskopuoti ir pasižiūrėti, ar yra kažkokių anatominių priežasčių, būtent tų vadinamų tunelių susiaurėjimo, galbūt yra kažkokie aplinkiniai dariniai, cistos arba daug galima vardinti darinių, kurie iš šonų spaudžia, sakykime, tą nervuką ir dėl to jisai kenčia ir atitinkamai būtent dėl to žmogui tai yra stebi. Tai kenčiant nuo tirpimo, iš esmės tada gydytojas paskiria kažkokios vietos arba nervo kažkokios dalies echoskopiją ir šią tyrimą labai pakanka, kad galima būtų įvertinti paciento būklę. Taip, bet čia todėl ir yra svarbu kreiptis pas specialistą, nes pažeidimo vieta gali būti skirtinga to paties nervo. Ir simptomatika irgi skiriasi, jeigu, pavyzdžiui, mes imtumėm alkūninį nervą, pavyzdžiui, tai vienokia simptomatika bus, jeigu jisai bus dirginamas priešė, kitokia bus jeigu alkūniai, o dar kitokia jisai bus kažkur tai kaklo lygyje. Ir gydytojas specialistas, jisai įsivertindamas visą istoriją, klinikinę apžiūrą, vaizdą, raumenų būklę ir taip toliau, jisai suformuoja tą pagrindinį įtarimą ir tada jau gali nukreipti. Ir pavyzdžiui, jeigu pažeidimas yra, ir taip pat irgi pažeidimas gali būti tiek ir nugaros stubure. Ir jeigu pažeidimas yra stubure, o pacientas ateis galūnės echoskopijai, tai echoskopuotojas ten ir nepamatys, nes pažeidimų lygis visada kitur. Tai todėl ir yra rekomenduojama, kad siųstų specialistas, tada jis nusprendžia, kurio tyrimo reikia ir atitinkamai daromas arba magnetinis rezonansas, arba ultragarsinis ištyrimas. Yra, aišku, ir kiti tyrimai arsenale specialistų, bet jie jau yra ne radiologiniai. Ir tada jau galima, sakykime, arba patvirtinti, arba atmesti tą bent jau pradinį įtarimą. Ir jeigu nepasitvirtino, tai tada einam toliau ir tada jau ieškom kitose vietose, kur yra galbūt mažiau tikėtinos kliniškai, bet vis tiek gali. Čia toks kaip komandinis gydytojų darbas, vietos žmogus ten neužtenka. Neabejotinai. Ir bent jau iš radiologo pusės, tai mes tikrai negalime reikšmiškai atsakyti į klausimą, ar
yra kažkokia tai liga ar nėra, ar yra pažeidimas ar nėra, nes tas anatominis ir radiologinis vaizdas, jisai labai skiriasi priklausomai nuo ligos, jisai labai skiriasi priklausomai nuo ligos chronologijos, ar tai yra ūmi stadija, ar tai yra pogūmė, ar lėtinė, ir žmogus gali tiesiog iš nežinojimo pataikyti tokiam laikotarpyje, kai kažkokio tokio anatominio pakitimų nėra, ir tada išvada bus, kad patologijos nematyti. Bet tai nereiškia, kad ligos nėra, tai tiesiog reiškia, kad tuo metu nebuvo anatominės išraiškos, pavyzdžiui. Tai todėl neabejotinai yra labai svarbu, kad, kaip jūs ir sakot, komandinis darbas, kad įsivertintų gydantis gydytojas ir kad jisai, žinodamas visą istoriją ir tą įtarimą, ligos žinodamas tą ligą, jisai jau nusiųstų geriausią tuo metu tyrimą. Tai čia būtų mano kitas klausimas, nes minėjote, ar galima tirti pacientą arba MRT, magnetinio rezonanso tyrimą atlikti, arba atlikti echoskopiją. Kaip gydytojas nusprendžia, kuris tyrimas yra tinkamesnis pacientui? Čia šioje vietoje visų pirma tai lokalizacija, nes pavyzdžiui nugaros smegenų kaklo srities arba nesakau visos stuburo echoskopijos nepadarysi, tiesiog techniškai yra neįmanoma. Tai stuburai yra nugaros smegenys nervai, kurie išeina iš nugaros smegenų, jie yra tiriami magnetinio rezonanso metu arba kaip alternatyva yra kompiuterinė tomografija negali naudojama, bet kokia atveju echoskopija. Galūnės, jos gali būti tyrimos ir taip ir taip. Ir čia iš tikrųjų jau priklauso tikriausiai nuo paties specialisto preferencijos, nuo patirties, nuo bendradarbiavimo su klinika, su radiologijos klinika arba su radiologais, nes kartais specialistas elementariai gali dirbti tokių įstaigų, kur pavyzdžiui nėra fotografių, bet yra magnetinis rezonansas ir tada jisai visus tos pacientus siunčia magnetinį rezonansą. Bet čia bet kokiu atveju gydytojo specialisto pasirinkimas, bet jam to pačiu irgi labai svarbu žinoti apie visas įmanomas alternatyvas, nes įmant tos pačius periferinius nervus, jie puikiai matosi echoskopiškai ir dažniausiai jūs galima pilnumoje įvertinti ir tuo pačiu leisti pacientui nelaukti to magnetinio rezonanso tyrimo, o greitai įsivertinti echoskopiškai. Čia dar svarbu paminėti, kad magnetinis rezonansas, kaip ir echoskopija, tai tyrimai dar šitos, o kompiuterinis tomografas tai yra šiek tiek sudėtingesnis tyrimas ir jis skiriamas tik tai jau ypač netokiais atvejais. Patvirtinkit arba pataisykit mane, jeigu klysta. Ir taip ir ne. Šioje vietoje tikriausiai pats teisingiausias teiginys būtų priklauso, nes kiekvienas tyrimas jisai turi savo sritis, kur jisai yra geriausias. Pavyzdžiui, kompiuterinė tomografija jį geriausiai vizualizuoja kaulus. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra įtariamas kažkoks tai kaulinis pažeidimas, tai tada nieko geriau nėra. Magnetų matosi, magnetinio rezonanso tyrimo metu matosi, bet ir yra tam tikros pritaikomas sąlygos, bet jis vis tiek nesusilygina. Kitas dalykas, kad kompiuterinio tomografijos tyrimo metu matosi ir kitos struktūros, bet jis tiesiog matosi ne taip gerai. Ir šioje vietoje negali sakyti, kad, jeigu gydytojas specialistas paskyrė kažkokį tyrimą būtent atliekant kompiuterinę tomografiją, tai kad jisai padarė kažkokią klaidą. Ne. Viskas labai priklauso nuo to, ko jisai ieško. Ir tam tikras patologijas galima pamatyti tiek taip. Iš kitos pusės jūs labai teisingai paminėjot, kad vieni tyrimai turi apšvitą, kiti ne. Tai vien iš pacientų saugumo pusės, be jokios abejonės ypatingai galvoti, kad tas tyrimas gali būti atliekamas kartotinai, tai tada be jokios abejonės tyrimai be apšvitos yra lemtingesni. Šioje vietoje echoskopinis tyrimas irgi turi neabejotiną privalumą, kad jisai lygiai taip pat kaip ir magnetinio rezonanso tyrimas neturi apšvitos, bet jisai yra ženkliai greitesnis. Tai va čia yra jo privalumas lyginant su magnetiniu rezonansu, kai žmogus turi išgulėti vamzdį magnetiniam tam tikrą laiką. Tai echoskopija yra atliekama tikriausiai
nemažai dalį pacientų jau teko susidurti galbūt vienaip arba kitaip, kas tai jie įsivaizduoja, kas ne, tai tiesiog arba pacientas pasodinamas, arba paguldomas į kušetės ir čia ir dabar atliekamas tiesiog su tokio dydžio daviklių tyrimas ir nusakymas, jisai yra matomas čia ir dabar. Komforto prasme, kur kas komfortiškiau ir klūsta rodomų jausmų. Taip, bet irgi reikia pažymėti, kad, kaip aš jau sakiau, yra visur ir teigiamų ir neigiamų momentų. Gali tai būti, kad atlikus echoskopiją išvados nėra labai aiškios, tie vaizdai galbūt nėra labai aiškus ir tada echoskopijos specialistas gali nuspręsti, kad reikia atlikti kažkokį tai kitokį tyrimą. Tai tikrai nereiškia, kad tai yra kažkas blogai ar kažkokią tai jau ten rimtą lygą pamatė, tiesiog nėra idealaus tyrimo. Jie visi turi savo teigiamus ir neigiamus momentus arba kartais reikia kelių tyrimų visumos, tam, kad būtų galima suformuoti kuo teisingesnį ir tikslesnį diagnozę. Ar pasitaiko taip, kad pacientas ateina pats savo paskiria tinkamiausią tyrimą ir pats žino, ko jau geriausiai reikia ir tada galbūt ir tikisi iš to atsakymo, tokio pilnos diagnozės, plus net ir gydymo ir tolimesnių žingsnių. Tai ar būna tokių pacientų, nes manau, kad būna ir ar tokia praktika gali padėti žmogui? Be jokios abejonės tokių pacientų yra, dabar mes gyvename, taip sakant, Google ir kitų paieškų variklių laikais ir žmonės. Ir tai nėra blogai, aš tiesą pasakius nemanau, kad tai yra labai blogai. Su sąlyga, kad žmonės nežaidžia daktarų, jie tiesiog pats savo suformuoja kažkokį tai vėlgi preliminarų įtarimą ir tada jau vis tiek kreipiasi su tuo įtarimu kažkur. Tai šioje vietoje aš manau, kad viskas yra gerai ir tikrai pacientai gali ateiti kažkokiam tai tyrimui pasirinkę patys tą tyrimą. Tiesiog reikia turėti omeny, kad tas tyrimas gali būti nelabai tikslus ir nelabai naudingas, nes kai kurios ligos jos arba turi tam tikrą savo chronologiją, arba turi tam tikrą savo vietą ir žmogui gali atrodyti vienaip, o iš tikrųjų yra kitaip. Tai, bet iš kitos pusės, netgi jeigu ir ateis žmogus ir pasidarys tą tyrimą, tai vis tiek gydytojas echoskopuotojas, jisai vis tiek atlikdamas tyrimą jisai patars. Tai atlikus tyrimą ir pamačius kažkokius pakeitimus, o galbūt ir nepamačius kažkokių pakeitimų, vis tiek žmogus gali kaip minimum gauti rekomendaciją, kur jam reikėtų kreiptis, ar pas vienokį arba kitokį specialistą ir tada jau tas specialistas galės jau daug tikslingiau nukreipti ir parekomenduoti, kokį tyrimą reikėtų padaryti. Ar žmogus gali imtis kažkokių veiksmų, bet dar nežinodamas savo diagnozės, tai ar yra kažkokia gal mankšta, kažkokie prevenciniai veiksmai, kurie galėtų padėti, kad nebebūtų to trupimo arba kaip nuo jo greičiau atsigauti. Čia žinau, kad galbūt ir kita jūsų specializacija kaip fizinės medicinos reabilitacijos gydytojas, tai tokį turite vis tiek holistinį 360 vaizdą. Tai gal iš tos pusės patarimų turite? Jo, tai neabejotinai yra būtų ir priemonių vadinamų to konservatyvaus gydymo, tai kaip patys žmonės gali savo padėti. Tačiau pirmoji eilėje reikia išsiaiškinti, kame bėda. Nes mes visada galim daryti prielaidą, kad tikriausiai nieko baisaus ir tie tirpimai, jeigu šnekam apie būtent tirpimus, tai tirpimai yra tie gerybinės kilmės ir pritaikius tam tikrus pratimus arba fizioterapiją galima padėti žmogui. Tačiau aš vis tiek gal pirmoje eilėje rekomenduočiau ypatingai, jeigu tai nėra kažkokie tam vienkartiniai kartą per 10 metų pasikartojantis, jeigu tai yra nuolat pasikartojantis ir kaip aš jau minėjau, kaip jie yra lydimi kažkokių dar papildomų simptomų, kad vis tiek reikėtų, pavyzdžiui, išsitirti, ar nėra kitų ligų, kurios reikalauja visai kitokio gydymo, nes uždelsus su specializuotu gydymu gal savo galima pakenkti.
Ir va tada, kai jau yra atmetamos visos kitos priežastis, tada galima jau, sakykime, gydytis konservatyviai reabilitacinėmis priemonėmis. O kaip tą padaryti, iš tikrųjų reabilitacijos pasaulis yra labai didelis ir tų metodikų yra labai daug. Tai šioje vietoje iš tikrųjų tikriausiai man būtų sunku vieną išvardinti yra netgi nuėjus į skirtingus gydymo centrus, tu gali gauti pakankamai skirtingą gydymą vien dėl to, kad turi mokyklos labai skiriasi ir tos metodikos yra kas ką geriausiai išmano, tą ir tą. Ir tai nereiškia, kad tai yra neteisinga, tai yra tiesiog mūsų kūnas sudėtingas yra labai atpartas ir tada yra skirtingų būdų, kaip galima paveikti. Tai va šioje vietoje aš galvoju taip rekomenduočiau daryti, kad pradžiai visgi įsitirti nuodugniai, o tada jau kalbėti apie reabilitacinį gydymą arba kažkokią tai kitokį gydymą, jeigu jis yra būtinas tau. Bet kokiu atveju esame, kad tikrai specialistai patars, kaip su to sukovoti. Ačiū labai už pokalbį, už informaciją ir tikimės, kad šis pokalbis jums taip pat buvo naudingas. Aš labai. Iki kitų susitikimų. Iki.